Lazdijos savivaldybėje žemės yra skirtingai, bet šiam kaime, kur aš gyvenu, labai smėlėtos, kartais būna molis, kloniai durpė. Esame Jurbarko rajone. Žemės pas mus yra ir sunkios, ir lengvos, nuo sunkaus molio iki lengvo priešsmėlio. Mums labai aktualu pasisėti rapsą laiku ir kad jis tolygiai sudygtų. Akmenės rajone žemės tikrai margos, nevienodos. Tam pačiam laukelyje gali sutikti ir durpės, ir smėlio, ir molingos žemės. Yra apie 180 metrų virš jūros lygio. Kadangi ateina lietaus debesys, jie dažniausiai išsiskiria į šonus ir mes lietaus labai nedaug gaunam. Tų kritulių kiekis minimalus, būna 5 mm, 10 sekančiuose kaimuose pas kaimynus ir 30 mm. Tai drėgmės kiekis labai mažas. Tai turi augalų šaknys būti kuo didesnės, kuo platesnės ir kad pasimtų tą drėgmės kiekį kuo daugiau ant save ir greičiau. Rapsą siejame su top-down sėjamąja pakrikai, todėl pasirinkome Inną brasiką, kad rapsas kuo greičiau sudygtų ir pasiruoštų žiemai. Pagrinde auginam javus, rapsus, ankštinės kultūras, pupas žirnius. Išbandžius Inno brasiką buvau pasidaręs net kontrolę, pasižiūrėti, ar tikrai jisai veikia. Buvo matyti akivaizdžiai, kad lapai daug didesni, greičiau suvegetuoja. Ten, kur kontrolė, dar jie buvo pavasarį gana miegantys tokie, o ten, kur buvo panaudotos bakterijos šios, tai tikrai daug greičiau suveikė viskas. Pasėjome taipogi ir kontrolę šalimais ir pamatėme, kad rapsas, kur naudotas produktas sudygo greičiau, buvo stipresnis ir tvirtesnis tiek iš rudens, tiek pavasarį vegetacijai prasidėjus. Išrovus matėsi ir skirtumas tarp šaknų, kur naudota Inna brasika, šaknys buvo stipresnės, daugiau šakniaplaukių ir augalas vystėsi tiek žydėjime, tiek visur daug sparčiau. Inno brasika produktą pradėjom naudoti nuo pat jo atėjimo į Lietuvą, kada tik gavom pasiūlymą ir iškart pabandėm, nes esam tokie, kur mėgstam naujoves. Naudojus Inno brasika produktą pastebėjom, kad rapsų sėkla sudygsta tikrai vienodai. Visas laukas atrodo tuo pačiu metu sudygęs, kad ir buvo sausros, buvo, kaip sakyt, padžiūvę plotai, buvo dalis drėgnesnių, bet didelio skirtumo, kur drėgna, kur sausiau, nesimatė. Buvo net vienais metais, kad užėjo didelė liūtis, išplovė visą lauką, laukas buvo virtęs ežeru, bet kažkokiu būdu sėkla pasiliko žemėje ir sudygo, nors aišku sunkiau, bet sudygo ir prisivijo likusius rapsus. Nenaudodavau, gal tokio poreikio nebūdavo, sakydavau, kad rapsas jisai šaknys jos ilgos ir greitai jisai užsikabina, nors iš tikrųjų nėra taip, kad jos, jeigu nėra gerų sąlygų, jisai kartais ir skursta ir keletą savaičių nenori visiškai gerai išdygti. O čia panaudojus jį, spartus dygimas buvo ir gana greitai išdygo. Esam naudoję ir kitus biologinius preparatus, tiek bakterijas, bet labai yra sunku atitaikyti laiką, dažniausiai maišosi su kitais darbais, sėja, purškimais ar tręšimais. Tiesiog nežinai pasirinkti, kada laiko,
o ir efektas nesimato taip tiesiogiai, kaip pamatėme naudojant inobrasiką. Tas labai patogus dalykas, ties sėklą apveli paprastai ir pasėjai ir esi ramus. Buvo, kada, sakant, rapsai iš pavasario buvo labai gražus, rodė didelį potencialą, bet buvo labai karšta sausringa vasara ir vidurkis iš tokių laukų buvo 2,7, 3,2 tonos. Tai nors rapsai aukšti, bet sėkla smulki ir mažas derlius. Jo, inobrasiką naudojam visam rapsui pasėtam, veliam visą sėklą. Šiemet taip pat planuojam visus rapsus apvelti.